Konničiwa, draugai. Ką ir vėl kelionė. Nusimato. Turbūt, kad su nakvynė. Tai organizuoja šitą tokią mini kelionę. Pasibuvimą Motofoksas. Tai va, susitikom jų bazį dabar. Tai iš viso kiek čia 10 žmonių kažkur tai. Ir dabar minsim iki kolonėlės, susipilsim ir tada iki kempingo. Bendrai, kiek minėjote, apie 120 km gaunasi, tai ne tiek ir daug. Tai matysim, kaip čia kas seksis. Sakė, bus lengvas maršrutas. Tai pasižiūrėsim, kas čia gero. Bet skirtumas tai akivaizdus, kai kitos padangas. Gerai, kai va tokios duobės tokios minkštesnės, tokios nestaigios, tai minkštai galima važiuoti. O kai tokios kietos, tai blecha, atrodo stuburas į užpakalėlis. Va dar baisu kažkaip į to posūkius žvirkelio įvažinėt. Atrodo, kad paslys. Oi, tu načiur. Tai užnešė, eina šikt. Blemba, biški šiktelėjau. O, kaip žalia, gražu. Jau, turbūt dabar viskas pražydėjo jau. Dabar viskas tik pažaliavę bus. Koks fainas keliukas. Net atrodo, viduj kyla viskas. Pirmiausia, kad iš priekio toks pat neatvažiuotų. Pirmiausia, kiekvieną kartą kažkaip atrodo progresas yra važiuoti. Blemba tokiu tempu, tai galime davažiuoti ir iki Afrikos. Jeigu pastovi taip mint. Jeigu taip pastovi važiuotai, dabar pakol kas taip pastovi ir važiuojam, tai neįspėsit šitais. Gatovim pasigražyti nieko. Realiai pastovi lupimas toks. Jo, pirma. Tas pats keliukas, kur tada per molį varėm, dabar tai easy. Kaip gražus va tas laukas. Dabar čia realiai nėra ką, va. Jo, kai lyja, tai visai kitaip važiuojasi. Nežinau, daiktadai čia tai turbūt sezoną kokį atlaikys. Daugiau nemanau, kad jinai atlaikys.
O, smėlis iš karto priekis. Jo, kas čia darosi? O, antrą šaibą buvau įjungęs, tai vos nenudribau. Oho! Ai, nenoriu aš tų balų. Ai, dievai. Vargšė kamera net nusisuko nuo to smūgio. Ai, jo, papa jau koja užšlapė. Eina savo. Toks nemalonus jausmas. Privažiavom čia, tai būtų uragano. Eina savo. Nes kažką mačiau ten tik tokią. Belekas. Nu, čia ir eina savo. Šakės. Bet čia kaip viesulas tas ėjo turbūt. Ten realiai net pėstute turbūt nepralypsi. Pastovėjom, pakimarinam truputį, nes ten užvirsta visais tais medžiais. Tai kitą trasą reikia dabar važiuoti kitais keliais. Čia nesimato, bet ten tai gerai praėjęs vėjukas. Gražus miestelis, Rudnė, kas vadinasi. Nu, turbūt čia ir stovyklavietė bus. Mes dar nusprendėm nuvažiuoti iki Varėnos pasidairyti. Jis sakė, kad šventė tą atidarimo, moto atidarimas. Ten kažkokia tai judesio yra. Tai pasižiūrėsim. Nusimėjau daiktadėžę. Tai įdomu, kaip važiuosis be jos. Bet jaučiasi, kad lengviau važiuojasi. Nu va, kaip tik atvažiavom į pradžią. Čia kolona važiuos, aš kaip suprantu. Koks fanatas Kintaunui, sakė, irgi žiūri. Ai, ne? Vaitė. Pavalgiom su kolegam. Dabar minsim atgal į stovyklavietę. Kažkaip orelis nusimato lietingas. Orus pasižiūrėjom, tai rodė, kad lys. Nu, tikiuosi, kad praeis kaip nors šonu, bet ten šonio rodo ne kažką. Na, matysim. Kolega, kur priešais važiuoja, sakė, prieš mėnesį berods buvo Švedijai, važiavo 2 savaitės. Tai lemba gal ir man kažką pasvarstyti su skandinavais. Visai gal ir būtų nieko ten pakeliauti. Bet aš gal visai labiau norėčiau į kalnus kokius. Ar kokią Gruziją ten, ar ten Bulgarijas visokios. Nes kažkaip man su tais skandinavais atrodo, kad oras bus prastesnis. Nu va, ir stovyklavietė. Nu tai ką, labas rytas. Atsikėlėm, pavalgiam ir lekiam toliau nuotykių ieškot. Planas dabar iki Varėnos, iki kažkokio tai kopo važiuot, kur smėlynas. Čia fainai, vakare pasibuvom, pasisėdėjom prie laužo. Nuėjom gult realiai vos ne 10. Taip ramiai pasibuvom.
O, čia berods stumbrų atvažiavom pasižiūrėti. Sakė, čia kažkaip dalis laukinių, dalis nelaukinių. Na, pakol kas nesimato. Stumbrų. Va, vienas guli. Kimarina. Bet kai didumo. Čia mėsos pas jį. Blecha, offroado buvau neįjungęs. Yra ką veikti. Blecha, priekį ten nešioja. Nesuprantu. Bliava, iš karto fraudo. Buvau neįjungęs, tai eik, gal kas čia nevažiuoja, buksuoja. Čia tiesiog. Dabar tai va gerai važiuojas. Bliava, jeigu taip 100 kokį kilų varyt. Eiktų. Mocą iš karto čia parduočiau. Aina, šitokie kalnai. Kiek čia važiuot? Aš gal čia porą. Maks kilas koks. Eiktų, čia krašto nesimato. Ajo, pizdu. Nu, jie čia nuvažiuoti yra ką veikti, užvažiuoti, kai daug visų gyva provežų, tai ant greičių reikia. Opa. Ai, ó. Ai. Ai. Gera yra. Viskas mausim dabar ant plento. Užteks to smėliuko. Pasivažinėjom šitais smėlynais, belia kaip karšta, belia kaip aš tai pavargo bent jau. Yra ką veikti per tą smėlį važiuoti. Dabar jau minsim namo. Kolegas nuvarė, aš nusprendžiau, padangas reikia prisipūsti, nes pusantrą pripūsta tik. Nėra ko čia varyt ir gadinti padangų ties tuo asfaltu. Prisipūsim ir minsiu jau vienas namo. Tai ką, pariminsiu namo, motociklas išlaikė, Master Roši irgi, tai šiandien tai ir vakar be jokių kritimų, tik pats mosas buvo atsigulęs, nes ant smėliukų buvau pasistatęs. Tai jeigu patiko video, tai nebūtinai paspauskit laiką, jeigu norit kažkur, kad nuvažiuočiau, kažką pamatyčiau, aplankyčiau kažkokius įdomius keliukus, tai irgi nepamirškit parašyti komentarus. Ir ką, pasimatysim kitose kelionėse. Iki!